Ką tik baigėte Karjeros akademijos pardavimo matricą seminarą. Ir kokie įspūdžiai? Gavau labai daug informacijos, kuri yra tikrai labai įdomi, labai paprasta, bet labai tikslinga, jeigu ją naudosi, tai čia būsi, nežinau, pardavėjas numeris 1, bet reikia dar daug praktikos. Tai pageidaujat dar mokytis? Būtinai. Dabar jau, kaip sakyti, praktikuoti, kol tas viskas gausis. Sakykite, o tie 6 pasipriešinimo lygiai, kaip jūs juos šiandien išmokot? Aš galvoju, kad aš dar tik tai, kaip sakyti, esu ant antro laiptelio, kad dar dabar truputėlį tik man pasidarė aiškiau. Išmokti juos galima tik tai tankiai taikant. Ir ne be pasiruošimo, taip staigiai, kaip jūs improvizuojat, tai tikrai dar kol išeis, aš manau, kad praeis kuris laikas. Gerai, o kas pasikeistų jūsų gyvenime, jeigu puikiai išmoktumėt ir Goldrato kvadratą ir praeiti su klientais 6 pokyčių pasipriešinimo lygius? Aš manau, kad mano visi norai, kurie ir dabar ir taip išsipildys dar labiau. Nes tada žinosiu, ką tinkamu metu pasakyti ir kaip tą pasakyti. Ar, sakykite, rekomenduotume šitokį seminarą savo pažįstamim? Praktiškai visiems, kurie ką nors gyvenime, kam nors rekomenduoja arba parduoda. O sakykite, kokiai, sakysim, pedagogams, kurie biudžetiniai dirba, su tėvais susitarti, ar tai padėtų? Be abejo. Net ir vaikų auklėjime tai padėtų, ir šeimoje padėtų, ir su mama kalbėti padėtų, ir su bet kuo, bet kur. Taip, rekomenduotume tokį seminarą savo pažįstamę? Netgi ir šeimoms padėtų, iš tikrųjų rekomenduočiau. Tai linkime jums sėkmingų pardavimų. Ačiū labai ir jums taip pat, ponia Vida. Ačiū.